Sveiki visi, kurie žiūrite šitą mano video, ir mes esame Londone. Ir štai šitame įdomiame renginyje, tai yra CPAC Great Britain. CPAC tai yra Conservative Political Action Conference, lietuviškai tai būtų konservatorių politinių veiksmų konferencija. Na, tai yra didžiausia, turbūt ir įtakingiausia pasaulio konservatorių tokia susibūrimo vieta ir konferencija, kuri kasmet suburia ne tik politikus, bet ir visuomenės veikėjus, žurnalistus, politikos mokslininkus, idėjų kalvių atstovus, visuomenininkus. Tai yra turbūt pagrindinis toksai pasaulinis konservatyvios dešiniosios politikos krypties forumas, kuris formuoja svarbiausias dešiniojo politikos spektro ideologinės kryptis ir tendencijas. CPAC buvo sukurtas 1974 metais Jungtinėse valstijose, kai buvo norima konsoliduoti, suburti dešiniąsias jėgas ir konsoliduoti konservatyviąją mintį. Ir pagrindinis pranešėjas tuomet 1974 metais buvo Ronaldas Reiganas, kuris pasakė, iš tikrųjų tokią istorinę kalbą, kuri, iki šiol laikoma turbūt tokiu istoriniu konservatyvios politinės ideologijos dokumentu. Šiandien tai yra CPAC, tai yra globalus tinklas ir metinė konferencija kasmet vyksta Marylande, Jungtinėse valstijose, bet jau renginiai vyko Argentinoje, Japonijoje, Vengrijoje, Brazilijoje ir štai pirmą kartą vyksta čia Didžiojoje Britanijoje. Tai yra laikoma labai rimtų įvykių, kadangi Britanija kaip yra konservatizmo, tokia, bastionas, bet pastaruoju metu viską čia užgožė tos kairuoliškos idėjos, kaip ir visoje Europoje, todėl tas Britanijos CPAC pirmasis renginys laikomas labai rimtų žingsnių į priekį. Kodėl CPAC yra svarbi būtent dabar? Tai turbūt vienas iš svarbiausių klausimų, ir turbūt mes dabar, pirmasis dalykas turbūt, kad matome globalizaciją. Globalizacija vyksta išskirtinai po tų kairuoliškų globalistinių idėjų vėliava. Tai todėl ta konferencija Londone žymi tokį galbūt naują tokį geopolitinį etapą ir konservatyviųjų dešinio politikos spektro idėjų sklaidą į Europą, į Europos politikos areną. Aišku, tai yra ir konservatyvaus judėjimo konsolidacija, nes čia būtent šitoje konferencijoje nėra tokių, politinių susidūrimų. Dabar, pavyzdžiui, vyksta intensyvi kova Britanijoje, kas bus politinės dešinės lyderis, ar desperatiškai bandantis atsinaujinti konservatoriai, kurie be šiandien jų atstovas kalbėjo, šešėlinės vyriausybės ministras tikrai padarė gerą įspūdį. Jeigu jie tai įgyvendintų, ką žada, tai būtų tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Tačiau kol kas lyderiauja Reform UK. Tai ta prasme, dešiniajam Britanijos politikos spektre vyksta konkurencija, tačiau jie visi yra po vienu stogu ir jie visi, pasisako už tas konservatyvės idėjas, diskutuoja ir niekas čia su nieko, nekariauja. Taigi tai yra tokio konservatyvaus judėjimo konsolidacija. Trečias dalykas, tai turbūt yra grėsmių spektras, ir turbūt pagrindinėmis grėsmėmis čia vardimas šliaužiantis tas komunizmas, šliaužiantis leftizmas, tos DEI visos idėjos ir jų praktika. Tai todėl
CPEC tampa tokiu, ne tik politinių krizių, bet ir kultūrinių konfliktų analizės ir aptarimo centrų. Na ir turbūt ketvirtas dalykas tai yra žiniasklaida ir komunikacijos arena. Na, čia iš tikrųjų susirenka daug iškilių žmonių, kurie tikrai turi ką pasakyti, kurie turi daug ką pasakyti. Todėl žiniasklaidos dėmesys yra labai didelis, tos kalbos, tie pasisakymai ir tie žmonės, kurie čia dalyvauja, jie, kaip sakoma, kuria tas antraštės. Ir tai yra renginys be abejo, kuris generuoja ir ne tik politinės idėjas, bet ir, jis, aišku, formuoja ir viešąją nuomonę. Taigi, jį atidarė, jame dalyvauja iš Amerikos specialiai atvykęs Matas Šlapas, kuris yra CPEC pirmininkas, taip pat dalyvauja Liz Truss, kuri yra CPEC Britanijos pirmininkė, beje, Liz Truss yra trumpiausiai premjero pareigas ėjusi konservatorė, beje, kuri pateikė tikrai radikalių ir tikrai veržlių idėjų visą paketą ir spektrą, bet ją visiškai ir labai greitai suėdė Westminsterio biurokratija. Beje, čia konferencijoje buvo pateikti duomenys, kad maždaug 75% Britanijos viešojo sektoriaus ir biurokratijos yra orientuoti į kairę, yra leftistai. Tai ją labai greitai, čia ne jos buvo problema ir ne konservatorių problema, bet buvo milžiniškas tos giluminės valstybės pasipriešinimas ir jinai labai greit buvo išstumta iš posto. Beje, prie šito ir prisidėjo daugelio čia labai taip Lietuvoje mėgstamas ir garbinamas buvęs Bank of England, Anglijos banko valdytojas Markas Carney, kuris dabar yra Kanados premjeras. Taigi, tarp tų kalbėtojų, tai čia yra ir Liz Truss, ir Matas Šlapas, ir toks seras Jacobas Rees-Moggas, jis buvęs Brexito galimybių ir vyriausybės efektyvumo ministras konservatorių vyriausybėje, vienas iš tų tokių tikrų idėjinių konservatorių, skirtingai nei jeigu jo visa partija nenučiuožusių į kairę. Taip pat čia dalyvausis dar Andžejus Duda, buvęs Lenkijos premjeras, taip pat daug garsių televizijos žvaigždžių, šešėlinės vyriausybės atstovai, delegatai iš JAV, Australijos, Italijos, Rumunijos ir kitų šalių. O žinot, ko čia nėra? Čia nėra nei vieno Lietuvos atstovo. Nei vieno. Tai yra dar vienas įrodymas, kad Lietuvoje nėra nei vienos, normalios dešiniosios partijos. Galbūt su tam tikru pritempimu galima tai laikyti nacionalinį susivienimą, bet tai nėra klasikinė pilnavertė, pilnakraujė dešinioji partija. Tai kas yra konservatorius? Čia iškyla esminis klausimas, kas yra konservatorius, kokie jo bruožai. Ir žmonės, kurie čia kalba, jie patys tai įvardė. Tai žmogus, kuris tiki tauta, kuris tiki istorija, kuris tiki savo šalies tautos kultūra, kuris tiki šeima. Ir jie veikia pagal šitą modelį. Tai dabar pasižiūrėkime į mūsų tuos, kurie Lietuvoje save vadina konservatoriais, ir atsakymas aiškus. Tai realiai Lietuvoje tikrų konservatorių mes neturim, realiai mes neturime normalios dešiniosios politikos. O kokios temos čia yra aptariamos? Jų temų spektras labai platus, aš čia paminėsiu tik tai keletą. Tai yra žodžio laisvė pavojuje, kaip nusausinti biurokratijos pelkę, migracija ir kintantis Europos veidas, progresyviosios revoliucijos supratimas, Europos perspektyva, naujas žiniasklaidos kraštovaizdis,
kas iš tikrųjų finansuoja kairiuosius, antisemitizmas ir islamizmas, Didžiosios Britanijos atgaivinimas, pasipriešinimas Irano ir Kinijos grėsmėms ir daug kitų temų. Kaip paminėjo savo įžanginėme žodyje buvusi Britanijos premjerė konservatorė Liz Truss, tai yra temos, kurias žiniasklaida ignoruoja ir kurias slepia nuo visuomenės. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie Lietuvą, lygiai tos pačios problemos yra ir Lietuvoje, lygiai tas pats mąstymo modelis, lygiai taip pat veikia ir žiniasklaida. Bet yra viena vieta, kur apie tai rašoma, kur apie tai analizuojama, kur apie tai kalbama. Tai yra tinklalapis vektoriai.lt. Yra vienintelis tinklalapis Lietuvoje, turintis labai aiškią politinę kryptį ir kurią deklaruoja. Tai yra konservatyvios dešiniosios pakraipos tinklalapis, kuris beje turi savo manifestą ir tame manifeste visa tai aiškiai išdėstyta. Nueikite į vektoriai.lt, rubriką Mecenatų klubas ir ten rasite šito tinklalapio manifestą ir jūs suprasite, apie ką jisai, kur jis eina, ką jisai rašo ir ką jis rašys. Taigi, šiandien pirmoji diena, tikrai minčių daug, įspūdžių daug, temų pilna galva net sprogsta. Taigi, apie visą tai aš rašysiu, apie visą tai aš jums pasakosiu ir nepamirškite užsiprenumeruoti šito kanalo, nepamirškite skaityti vektoriai.lt ir pasimatysime netrukus. Ačiū visiems už dėmesį ir iki greito pasimatymo.